Iki rungtynių dar 2,5 valandos. Arena tuščia, o aikštėje į krepšį jau mėto Linas Kleiza. Kitoje pusėje Darius Songaila. Du Lietuvos krepšininkai, vieninteliai iš Denverio Nuggets ir Washingtono Wizards komandų, anksčiau už kitus pradeda ruoštis rungtynėms. Ne, reikia visada rimtai ruoštis. Yra smagu žaisti prieš Darių, bet jiems šiais metais nekaip sekasi. Bet vis tiek yra pavojinga komanda, kuri gali laimėti mumą. Pergalių labai reikia, kovojant dėl aukščiausių vietų vakarų konferencijoje. Linui Kleizai kiekvienas mačas yra svarbus, nes vasarą baigėsi jo sutartis su Nuggets. Klubai seka 24 metų lietuvio žaidimą. Po 4 sezonų Denveryje Kleiza turėtų pasirašyti naują ilgalaikį kontraktą. Ne, Denverį, aišku, norėčiau likti visada, noriu likti savo komandai, kur pradėjai, bet dar labai daug laiko. Dar, kai tikrai apie tą negalvoju, pradėsiu galvoti, kada ateis laikas. Šį vakarą Linas Kleiza rungtynes Vašingtone pradeda ant suolo. Tribūnoje ir sirgaliai iš Lietuvos. Darius Songaila pateko į starto penketą. Wizards komanda išguldė ligos ir traumos. Rungtynėms klubas registravo vos 9 žaidėjus. 7 žaidėjai iš 15 traumuoti, 8 tik tai žaidžiam ir iš 8 tik 3, kurie daugiau negu kad metus pusantrų sužaidė NBA. Labai daug jaunų žaidėjų, kurie dar nėra patyrę to NBA duonos. NBA žvaigždė Carmelo Anthony deda į krepšį ir jau po pirmojo kėlinio Nuggets pirmauja 30-23. Linas Kleiza aikštėje pasirodė antrajame kėlinyje. Jis prasiveržė pro galinę liniją ir pelno pirmuosius savo taškus. Rezultatas 45-32 Nuggets naudai. Per mažiau nei 5 minutės Kleiza pelnė 8 taškus. Visus iš po krepšio. Po 2 kėlinių rezultatas jau triuškinantis – 68-48. Jauna komanda, daug jaunų žaidėjų, pagrindiniai žaidėjai su traumom, tai sunku jiem buvo žaisti su mūsų labai gera komanda. Šie Dariaus Songailos taškai 3 kėlinio pradžioje buvo paskutinis jo metimas šį vakarą. Netrukus lietuvis gavo 4. pražangą ir po to žaidė nebedaug. Per 20 minučių puolėjas atkovojo 4 kamuolius ir 3 kart suklydo. Jau 4 kėlinio pradžioje nusivylę Vašingtono sirgaliai ėmė skirstytis. Artėjo jau 40 pralaimėjimas šį sezoną. J.R. Smithas kamuolį perduoda Linui Kleizai, šis krauna į krepšį. Rezultatas 106-75. Iš viso Kleiza pelnė 13 taškų, atkovojo 4 kamuolius. Gerai atrodo dabar ir numetę svorio nuo vasaros ir fiziškai gerai atrodo gero formai, taip kad pasakiau, linkėjau sėkmės, tegu ir toliau taip žaidžia. Labai geras sezonas. Mes pagal mūsų žaidimą, pagal mūsų rezultatus, mes geriausia komanda, kada nors Denveris turėjo pagal visą pradžią, tai manau, kad visi yra tikrai patenkinti. Denveris laimėjo 124-103 ir įsitvirtino 3. vakarų konferencijos vietoje. Po rungtynių Linas Kleiza su komanda traukiniu išvyko į Naująjį Džersį, kur šiąnakt kovos su Nets klubu. Reporterė Rita Stankevičiūtė, Vašingtonas.